Labas. Išėjom pasivaikščioti į gyrę. Tai kviečiu tave kartu paklausyti tokių lengvų 3 lifehackų, kurie tau gali padėti sugrįžti į save. O mažiukas nuskynė man gėlę. Neturiu kur dėti. Tai pirmas toks lengvas lifehackas. Tai yra, čia mergaitėm daugiau, nes vyram tai man atrodo su to problemų nėra. Kai nori į tualetą, kai tik užsimanai į tualetą, eik, iš karto eik. Jokių, aš dar biškį pakentėsiu, aš dar galiu, aš dar biškį pagulėsiu, dabar tingiu keltis. Arba, ne, aš dar pabaigsiu gaminti valgyti, pabaigsim pamokėlės ruošt, kažkada, biškį vėliau, ir tą savo kantrybę, jinai yra guminė realiai, ir kai tu ją plėti, tai jinai ir plečiasi. Ir paskui tas savo kūno neklausimas ir neįsiklausimas į save, tai gali nuvesti prie daug rimtesnių dalykų ir visą tai persikelia į santykius. Ir tada galvoju, bet tikrai, kaip aš tiek galėjau kentėti. Ir čia yra pirmas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį ir kad tu pagalvotum. Tai yra kantrybės ugdymasis, kai to nereikia. Tai ką duos šitas mažas pastabumas. Tai tau duos savistabą ir tiesiog dėmesį į save. Tai antras dalykas, aišku, ir savo kūno pajautimą, nes per lėkimą ir per tą nuolatinį skubėjimą mes tikrai nejaučiam. Antras dalykas, kai valgai kažką ir lieka tas vienas kąsnelis, kur mum iš tokių ankstesnių programų priimta elgtis taip, kad viską reikia davalgyti. Arba ten negalima palikti, arba kaip aš šitą torto gabaliuką paliksiu. Tai nepalik. Kaip aš išmesiu, išmesk. Jau geriau išmes, negu tiesiog tu tokiu būdu treniruoji savo nenoriu. O tas nenoriu tavo turi būti tvirtas. Ir tai yra įprotis ir jis yra treniruojamas. Tai tiesiog pajauti sotumą, čia vėl viskas grįžta į tai, kad tu stebi savo kūną. Tai į tą grįžimą, į save. Prašau. Ir trečias, tai laiku nueiti į tualetą, kantrybės nesiugdyti, ten, kur jos nereikia ugdytis. Tada nedavalgyti, pasakyti nenoriu, ir jisai turi būti pakankamai tvirtas. Tai visa tai su savistaba susiję, o paskutinis, toks stipriausias, tai yra alkoholio vartojimas. Kalba eina ne tada, kada ten su draugėm, pavyzdžiui, eini kažkur, bet apie tai, kad laukiu. Laukiu. Bet čia kalba eina apie tai, kad kai tau yra sunku ir tu jau matai, kad nesusitvarkai su kažkokia situacija ir yra noras išgert ir pabėgti nuo realybės. Tai veiksmas. Tai
tai yra tas laikas, kai tau tikrai nereikia gerti. Tai vat, tarkim, nežinau, užsikalbėk, nueik pas burtininkę, savo pasidaryk iššūkį, tarkim, metus laiko nevartot alkoholio. Ir toj sąmoningoj būsenoj, kai tu gali kontroliuoti situaciją, tu pamatysi, kaip tu puikiai su visko gali susitvarkyti. Tai va tokie 3 lifehackai maži, bet tiesiog pamąstymui gi nereikia per vieną dieną visko pakeisti, bet va, pamąstyti. Iki.